Labas rytas. 5 valandas. Pakeliu į fermą. Pas karvių darbuotis, melžti. Varau dėti aparatus. Kaip visada į darbus. Karvės užmečiau aparatus. Melžiasi. Daryt pradžiait pienuką. Ar viskas gerai? Ir varyt melžti. Vienas jau prabėgo. Tai visada verda. Aš šitą pažiūrėsiu, ar pats paims. Žvirblys. Iš pumpos. Čia viduje yra sukasi plastmasinė sparnuotė. Ir viskas. Nedideliu greičiu jinai sukasi ir pumpuoja pieną. Nenori paimti. Viskas puiku veikia. Eit melžti. Kaip visada, draugis. Vardas Erkė. Šiaip pikta karvė. Ne visada pikta, nes spardo. Šios vaizdas. Darbų vadovas stebi. Atsisėda, sako, nekalbėk, o dirb. Gerai, varau melžti. Angliuks. Žiūri mane. Biškiai yra baukštus, kad turim susibendrauti, angliuks. O Roks yra labai pavydusi, kažką kitą galvos, tai jisai ateina žiūri. Nu ką, pusė vienos pusės pamelžom. Ten pradėjom, čia jau vidurys, to jau galas, iššoksim į kitą pusę. Škandžiauja mano striukė. Atsikąst noriu. Eikti. Gerai, varau toliau. Viena pusė gatava. Šoksim į kitą pusę. Uždėti aparatą, aišku, melžiasi. To parbėga. Dėkoju. Labas, sako. Labas. Antra pusė. Sėdim. Laukiam, kada pasimelž. Varysim toliau. Nu, viskas, paskutinė karvė. Žirafų vardas jos. Ne visus vardus žinau, bet daugumą žinau. Melžiu, aparatus plauti, šitą pieną nešti ir eit valgyti. Nu ką, daliko viena karvė, ošinas sako pamelž. Aš jau atmirkau aparatus. Švarus, nėra purvini. Nu, jau sėdėjau. Dabar eiti grindis provalysiu. Ir dar vienas aparatas. Ir viskas, išpumpuot pieną. Reikia veršiu. Visada, kaip visada veršiu pieniuką atnešiau. Jie laukia pieniuko. Oi, kokia tu bistra. Tu šiandien bendrausi, vakar nenorėjai bendrauti. Šiandien jau nori bendrauti. Šiandien jau norima. Su principais. Tas kai visada bliauna.
Dėmesį nori. Šinkos tavo didelis. Tai labai graži balta, visa kaip sniegas. Kaip sniegas visi, ne? Eit pasižiūrėti, ką reikia veršiam daryti. O veršiai viską turi pilnumoj. Viską turi pilnumoj. Tai tik šūdą ateisiu, valysiu, dabar valysiu. Ir paskui iš valandos pusantros dar kartą. Oi. Nu, taip, viso, veršim pienas nuneštis, veršiukų šūdą valiau, šiandien neįra. Tai einu pavalgau, einu padėsiu išmaišyti šiandainį. Ir tada žiūrėsiu, ką veikti. Šuo pasilakstęs, nors namo jau subinę pašalau. Tai nebeįdomu jam. Gerai, varu valgyti, kavos gerti. Iki greito. Nu, pavalgiau viską, išėjau lauk. O aš jau pradėjau maišyti. Tai dabar einu padėsiu. Supirkti reikia premiksus. Premiksnais buferis, vadinas bufer, papildai kalcis, magnis panašiai pagrinde. Anksčiau neduodam, dabar pradėjom duoti, dabar pati savijauta gyvulių pagerėjo. Tada paskui mėlių duodam, virškinimui, kad geriau būtų. O buferį metam į dalytuvą, nes jisai didesnis kiekis pilas pasidalina, susimaišo šiandien. Ir viskas. Gerai. Kaip matos, yra tona 900, dar atvešimės. Vakarykštį, kur filmavau rulį, tenais tas stambesnį, kur buvau kalbėti, tenais nėra pusė, yra daugiau nei pusė. Tau atveža. Ir mėsim, ir bus įdomu, kiek sveria jisai. Mažiau, yra nuėmta kokį. Tokie 100 kilų gal. Nu, čia apie tos papildus, kur kalbėjau. Šitos duodam. Pilam į dalytuvą. Pašaro papildas. 3-4% kalcis 1 kilograme. Magnis 2,4, 2,40. Elementai, netirpęs druskos rūgštis, plius minus 5%. Nu, pagrinde kalcis. Čia ėmėte rulį. Buvo štukai 970. Prašau, 2 tonos 600, tai apie, jeigu apie 600 kilų, o da nebuvo pilnas, tai pilnas apie 700 kokį sveriam. Tai prašau, diržinės presas, daugiau žolės suspaudžia, didesnis svoris, mažiau plevelės, mažiau rulių reikia. Aišku, šienau tą patį lauką turi nušienauti, sugrėbti, bet mažiau plevelės reikia. Anksčiau reikėdavo 1000 rulių, dabar su 800 apseinam, tai 200 rulių susitaup. Tai jau plevelės reikia mažiau. Dabar jau varysiu premiksus. Premiksų įpilti. Na dabar, kai išmaišysite, įsivaikštės, įskirsta. Nėra baisiai šlapia žolė, kad vienoje vietoje priliptų. Tai biškai užtrunka, 15-20 minučių tikrai maišys dabar, kiek matau. Nu, kaip minėjau, jau praėjo, 5 minutės, bet jau normaliai susimaišė iš tikrųjų. Čia dar kampe yra, po to pasislėpęs pusę rulio. Dėl to reikia stebėti, nes paskui gali ir palikti taip, neišmaišyti, o kai paskui dalini, tvartę gauni maišyti. Saulė, truputį spigin. Tai va, dabar reikia laukti, kad išmaišys.
Varytoje turiu pastatyti. Ir matysim. Nu, kai matosi jau susmulkino, karvius paprasčiau. Paėmė, jie nereikia ramtyti daug. Jie valgo. Ir suvalgo. Daugiau suvalgo, mažiau įsimeta. Anksčiau nemaišydam, be maišytavo dalint. Šerdam tai daug, labai išėdų, išsimesdavo daug žolės. Tiesiog į šūdą. Ir viskas. O dabar viskas įsimaišo, daugiau susijėda, tai kas 3-4 dienas valom, tai po traktorinį kaušą, pagas būna net po pusę kaušų, tai jis išsimeta lauk, tai nuvežam kitiem gyvūnėm laukia, kur yra, ir viskas. Ir labai mažas nuostolis gaunasi pašaro praradimas. Ūkį. Kuo daugiau visko išmeti lauk, tuo didesnis nuostolis, nes viską reikia paruošti. Viskas, ką paruošti reikia, kainuoja. Gerai, viskas. Sumaišiau. Reversiukas. Sankabos reversius, čia nereikia kalduoti. Mercy Ferguson pliusas, kad turis tą pajudėjimą be sankabos. Ir labai, kai griebi, labai patogu yra. Iš vis nenaudoju aš sankabos. Visiškai. Ta sankaba naudoju, kai kažkur atbulą reikia pristumti, tik tais tiek. Ir pavarą, kai jungi. Ir tai pavara yra čia dar. Ant račiaką papildomai nyktukas, sankaba taip nuspaudė ir perjungi pavarą. O taip tai, o čia su to taip pukšt. Nebevažiuoja. Pukšt, lekiam toliai. Čia da yra pagreitintas, palėtintas. Tai tokiu greičiu pajudėtų traktorius iš vietos. Tai, o kai griebi, matai, kad jau artėji prie tos vietos, kur reikia jau sustoti, tai tiesiog reversant neutralaus pastatai, o kai griebys jis tiek griebė, jisai automatiškai traktorius pats sulėtėja, sustoja, nereikia stabdyti nieko, tai tais, matai, kai baigi jau pradalgį, grieblį pakeli, vėl reversiuką atbulą arba į priekį. Tau sankabos net nereikia. Aišku, toks traktorius ruliam vežti krauti, nežinau, nes turėtum pataikyti pastoviai prie rulio tiksliai išjungti, nes čia sankaba yra sausa ir jinai nuo pastovaus naudojimo gali atjaučiu ir susivilti. Nes olidinė yra tepalos, nes šlapio tipo kažkas tokio, o aš vis pasakoju, tai nebijo to apkrovų. Kai krauni rulius, vis tiek ant sankabos reikia laikyti, ant sankabos privažiuoja, pasiemi rulį, pasikelia, paskui važiuoja atgal, kol pakrauni priekabą, tai visur naudoji sankabą, kur reikia sustoti tik tais. Sankabą stabdė. Gerai, varau pastatyti traktorių. Ir jo, šiandien prie ūkio tiek, einu apsivarysiu mašiną, įsirinksiu šiukšles, viską užsipilsiu kurą ir varysime mes su žmona į Kauną, vešime šunį. Nu, pirmą važiuosim į ligoninę, reikalų yra Kaune, ne vien dėl šuns važiuojam, o paskui po to važiuosim pas trenerę, patreniruosim biškai, priminsim šuniui, ką reikia, kas laukia vasarą, kokie darbai. Nu, reikia truputį nuvažiuoti karts nuo karto, vis tiek pasitreniruoti, biškai iš savo klaidų pasimokyti, kokias darai, ir pačiam šuniui yra gerai padirbti prieš visą vasarų sezoną. Gerai, susitiksim kely. Taip, ką, atlikėm jau į Tauragę, eisiu pasiimt Monsterį ir važiuosim toliau į Kauną. Žmonos nefilmuoja, sakė, dar nenori filmuoti. Gerai, varau pasiimt Monsterį ir varom tolyn, paskui nufilmuosiu Kaune. Taikiu. Taip, Monsterį jau pasiėmiau. Pirmas gulsnis skaniausia. Ir į kelią. Nu ką, žmona parėjau. Lėksim pas trenerį. Kaip sekės? Gerai. Tai gerai. Tada lėkim. Susitiksim vėliau. Taip, lėkim su žmona. Galvojam, sustosim kavos pasimt. Ir PM 2 kilai ir būsim vietoj pas trenerį. Nu ką, kaip ir atvažiavom. Iškamba pasikabinus tari, dronė. Varom.
Ruokis jau matros gale nerimsta. Beržuolėjo. Gražu. Vasarą dar gražiau. Ai, matau, iškiryksta šokas treniruotis. Nu, tai va. Šoksim lauk, eisim pavalgysim. Ir eisim treniruotis. Ir įmėsim video, kaip sekas mums čia dirbti. Kai atvažiuoji pas trenerį, net dreb kojytės, kailiukas kaip nori ganyti, pavytės mato ir taip nori. Taip pasilgęs, atsimint šitą vietą. Būni čia. Aidam. O čia yra kontrolė. Atgal. Tik po komandos turi daryti, kas leidžiama. Ei, kas leido? Eik į narvą, Roki. Ateik čia. Opa. Ateik čia. Ei! Roki. Myžaliukai moterų. Eik, patelė, eik. Į narvą. Greitai. Būni. Sena draugė. Tie. Yra veiksmas. Džiuliukas esame atvažiuoti. Džilai iškart į mašiną. Nu, tegu eina apsiuosti, tai keit pavalgyti, persirink. Nu ką, atvažiavau pas trenerį. Jinai turi va alpakų. Jinai irgi ūkininkė yra, bet avis, nes jai avis reikalingas treniravimui šunų. Užsiima treniravimu ne vieną. Bardekolį visų veislių šunimis, kurie ateina va Silveris, kiek žinau vardą, pasižiūrėti. Tikiuosi neapspjausi, nes jie spjaudus. Žodžiu, einam toliau žiūrėt, kas gero yra. Nu čia avis, o čia du šunys, Audronė seniausia šuo ir Maniškis guli. Po to, nu kaip priminėjau, užsiima ne vieną bordikolių treniravimu, užsiima ir kitų šunų, kurie turi instinktą treniravimu. Žodžiu, kad 3 šunys nori, tai atvažiuoja. Nu va, šunų daug, bet ir katinas vaikšto. Nebėja. Ten dar valpakų. Kimarina. Po to yra poniukai, gražuoliukai. Nu ateina, kad pakasyčiau matomai, įpratę kažką gauti. Dėl to ir ateina. Oi, kokie gražuoliukai jūs. Oi. Juodskai anglis viens. Juodsve. Nu baisu, kad neįkastų ranką. Nežinau, piktybiniai. Viens nedrasus ten pastogus to. Taip, einam toliau žiūrim. Šiaip da turėdavo, atsimenu, jinai ančių. Nežinau, gal pardavė, matomai, nežinau. Turėdavo ančių. Nu ir kaip matom. Čia tai yra gardas, matomai atskirti, kai reikia. Paskiepyti. Nu relaksto, va antikės. Afrikinės antis. Irgi su šunimis galima ganyti. Puikiai eina tą padaryti. Tai su to šuo, su bardekoliais gali ganyti bet ką. Ir visa banda avių. Čia jaučiu ne visos, nes dar yra, girdžiu, bliauna, tai matomai tos, kurios yra jau atsivaikavusios su vaikais. Čilina visas. Šilta, priėdusios, poilsiauja. Kas valgo, kas guli. Tai va. Tai tiek. O kalbant apie ganimą, tai visos veislės, kurios yra su, tarkim, bardekolis, ten koliai visi tie turi instinktą, o kiti neturi instinktą, bet turi medžiojimą instinktą. Tai for fun, kad atvažiuoja žmonės paganot su vilkšniais, su visos veislės. Bet geresnių rezultatų kažkokių nori pasiekti, tai turi būti jau su to
kolis, kaip vadinamas, bardė kolis, tai su kolis net būna. Katinas paskui mane vaikšto. Ir tada gali kažkokių geresnių rezultatų pasiekti. O su bardė kolis geriausius rezultatus pasiekia dėl to, nes jie pati seniausia veislė, ganima veislė. Ir jie protingi labai šunys yra ir su jais lengviausia tai pasiekti. Jie daro plačius tos outrumus, apibėgimus. Ir su jais lengva ir išmant. Nu, paskui pafilmuosiu, bus matyti, kaip jie darbuojasi. O atein prie manęs. Aviuks koksai. Nu ir baruons atein. Pripratė. Udonė daro plius edukacijas. Katinas tarp kojo vaikšto. Glaustusi. Daro edukacijas. Būna ganimai. Gali žmonės patys pamėginti ganyti su šunim. Nu ir vištos lenda lauk. Gali patys žmonės pamėginti ganyti su avimis. Duoda šunį. Nu, tas kažkoksai alpakai įdomi tokie. Eik šalin. Nu, tokia nenuspėjama. Atrodo. Ką va, geriu ir filmuoju viską. Kašiukas. Rodo savo jėgą. Labas. Sveikinas. Matau, jaunas katinas, pusės metų, gal 8 mėnesių, nedidelis dar. Gerai. Eit reikia ruoštis ganimui. Pasiruošti trasą ir tada bandysim ganyti, filmuoti. Iki. Tai, jauniausia, va. Šeimos narė, jauniausia, kokia graži. Koks kailis švelnus. Maža kūdikiukas juose. Nu, būsi po metų. Didelė? Didelė būsi? Taip. Na. Nu ką, davė mažą keturatį. Na, kiek kubų nematau, 125, pasikraunu tinklą, prikabikė mini ir važiuoju ten toli kitoj kelio pusė, apversiu plotą, kur bus gal uždarysim avis, kuriuos atsivarysim ganimui. Taip, atsivežėm avis, atsivežėm tinklą, padarėm avim, kur laikyti, ten po 5 pasiemam, paganam, keičiam, kas 10-15 minučių, kad avis nepavargtų. Bet šiandieną mes su savo šunim nedirbsim, biškelį dirba iš Lenkijos atvažiavęs, Henleris, ir pati trenerė dirba, treniruoja savo šunis, tai tiesiog niekur nefilmuoju, imsimės kitą dieną biškelį veiksmą su savo šunim, jam užtekus atvarė vis, nes jisai ilgai neganė ir nenorim per daug kankinti, kad paskui nepervargtų, nes jie greit pervargsta, greit psichologiškai pavargsta, galvos perkaista, nes jie turi labai daug galvoti, bėgti, galvoti, kaip ką daryti. Ir mūsų iškis yra senai tą bedaręs, tai per daug nenorim užkrauti, jeigu biškelį palengva pripranta, o rytoj šį rytą biškelį dar padirbsim. Kokiu 10 valandos gal, o po to lėksim namo. O rytoj pafilmuosiu, kaip mums sekė su juo.